Sveiki, noriu pakalbėti apie paprastus dalykus, kurie įtakoja didelius pjūklų gedimus. Štai kaip šiuo atveju turime cilindrą, kuris buvo netinkamai valomas, dėl ko susikaupusios šiukšlės trukdė normaliai aušintis stūmokliniai ir dėl to stūmoklinė paprasčiausiai perkaito. Toliau, ką klientas blogai šiuo atveju padarė, tai pakeitė netinkamą kaitrumo žvakę, kas įtakojo stūmoklinės detonaciją. Tai matosi iš stūmoklio išlūžusios dalelės. Toliau klientas šiuo atveju naudoja ne aukštos kokybės dvitaktę alyvą. Tai matyti iš nuodegų susikaupusių ant išmetimo pusės. Tai tiesiog paprasti dalykai. Pjūklą reikia prižiūrėti, išvalant, išpučiant cilindro aušinimuose angas. Toliau naudoti tik tai originalias uždegimo žvakes ir tikrai rekomenduoju naudoti būtent Echo alyvą.